Sveiki visi, na kągi, vėl grįžtu į eterį ir šiandien noriu pasidalinti, kodėl pasirinkau šią sferą. Kas žiūrėsit tiesiogiai, pasisveikinkit, kas žiūrėsit įrašą, uždėkit grotažymės įrašas, taip žinosiu, kad žiūri. Kas esat naujas arba nauja, uždėkit grotažymės naujas, taip irgi galėsiu pasisveikinti ir pasibendrausime. Žinau, kad turiu daug naujų draugų, tai tiesiog noriu padaryti dar kartą. Ir kas žino, galbūt kas nežino, pradėjau veiklą su tinklinė rinkodara, kai man buvo 16 metų, tai tuo metu mokiausi mokykloje. Ir turėjome mes ekonomikos pamokas ir tose pamokose dažnai aiškino arba kaip būti darbuotoju, arba kaip susikurti verslą. Ir kas įdomiausia, kad aš visą laiką galvojau, kad nenoriu dirbti samdomo darbo, vien dėl to, kad mano mama labai sunkiai dirbo, tėvai išsiskyrė ir turėjo komandiruotės ir panašiai, tiesiog jos ganėtinai dažnai nebūdavo namie. Ir aš supratau, kad aš tokio verslo modelio savo vaikam aš iš tikrųjų nenoriu. Vaikų dar neturiu, šeimos neturiu, bet čia galvojau tuo metu galvojau į ateitį. Nenorėjau dirbti nuo 8 iki 5 arba po 10 valandų, arba kaip dabar dirbdavau po 12 valandų. Atostogos priklauso tik tai nuo viršininko, kada tu išeisi ir begalės tokių dalykų. O aš tiesiog norėjau jaustis laisvai, keliauti ir panašiai. Tačiau ekonomikos pamokose dažnai sakydavo, norim sukurti verslą, reikia turėti pirmiausia daug investicijų, turėti labai genialią idėją, kad galėtum plėstis, nes dauguma verslų vis tiek bankrutuoja. Ir turėti sandėlių, turėti logistiką, turėti tiekimą, jeigu produktai, tai sukurti juos ir panašiai. Ir aš supratau, kad nei didelių investicijų turiu, nei idėjos aš jos turiu kažkokios. Ir tiesiog vieną dieną Facebook'e pasirodė, kad ieško žmonių prisijungti prie tinklinės rinkodaros. Aš nežinau, nei kas tai yra, nei labai gilinausi, nei kas tai yra. Ir tiesiog nuėjus pasikalbėti, supratau, kad tai yra puikiai sfera man. Ir kodėl aš tai sakau puikiai sfera man? Vien dėl to, kad tinklinėje rinkodaroje nereikia didelių investicijų. Kai kuriuose kompanijose nėra, kai kuriuose yra investicijos, bet ne tokios didelės, kaip sukurti būtent nuosavą verslą. Nėra rizikos, nes jau viskas yra sukurta, jau yra duota visa logistika, visi produktai, viskas patikrinta ir panašiai. Taip pat nereikia sandėliuoti produktų, nes jau viskas yra paduota, atvežimas greitas ir taip toliau. Visi duoti mokymai, nes nuosavam versle nieks mokymų neduoda, turi pirkti ir panašiai. Duoti mokymai, duoti renginiai, duoti produktų testavimą ir taip toliau. Ir aš supratau, kad šita veikla man, tuo labiau, kad šita veikla galima derinti ir tuo metu su